Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis vienintelė žvejybinių aktualijų laida išeinanti kas savaitę Žvejok su Rakučiu. Tai buvo iš tikrųjų aktualijos tokios, kad ateina žiema, bet tik tai dėja 2 dienom ir būtent savaitgalį. -1, -3, paskui nežinau, taip jau žada, lyg tai ir pliusas, minusas, žodžiu, toks staigus atšalimas. Nebus lengva žvejyba mano prognozės, kaip čia bus tą savaitgalį, bet ar beviltiškai irgi nepasakyčiau. Aš manau, kas gaudys bėgelės, tiem bus gerai, tikrai idealus oras. Na, kitiem jau kaip čia pasakius. Tai va, bet keliaukim prie aktualijų. Tai pirma tokia aktualija, tiesą sakant, šiek tiek irgi užpykdė. Teko bendrauti su žmogum, kuris toks labai tikrai nusivylęs. Piktas grįžo nuo Palangos tilto, sumokėjęs 30 eurų baudą už tai, kad neturėjo programėlės Laimikis LT, nebuvo pasijungęs. Tai buvom kažkada tai užsiminę, bet kažkaip aš pagalvojau, kad toks eksperimentas rimtai, bet žodžiu dabar visai rimtas dalykas. Jeigu nori jūrai pažvejot nuo kranto, nuvažiavai į Palangą, pabūdų, kokią plekšnytę pasigauti, pasiėmė ten meškerėlę. Ir ateina inspektorius ir bauda, ar atsižymėjai ten, ar ką padėjai. Tarsi idėja gera, iš tikrųjų, to Laimikio buvo sukurta, kad, žodžiu, kažką pagavai, statistikai, mokslininkams žino, kiek pagauna žuvų. Kaip suprantu, buvo labiausiai versliniai žvejybai padaryti laivų kontrolė, kad negaudytų daugiau žuvies negu galima, kiek įmanoma kontroliuoti, bet kažkas sugalvojo ir mėgėjant pritaikyti. Tai dar iš laivų irgi galiu suprasti, bet žvejybai ten, nežinau, kažkas šlakių nori paspiningauti nuo kranto ir plekšnių. Ir visiems privaloma. Palangos tiltas irgi, kiek dedukų ateina ten gaudyti tokių, kurie gal iš viso išmanio telefono neturi. Ir kas pikčiausia, irgi pakalbėjau su bičiuliu iš Klaipėdos, Darium iš Nežvynonai, sako, net liepia inspektoriam eiti, iš valdžia taip jau stumia jų, kaip sakant, eikit būtinai ant tilto. Ir dar yra, jeigu jo informacija teisinga, kad, aiškiai, įspėjimo šiuo atveju negalima duoti iškart bausti, reikia baudą daryti. Žmonės, kur davė įspėjimus, inspektoriai patys gavo pipirų. Tai kam tokios sistemos reikia? Čia tiesiog diskreditacija, sakyčiau, Lietuvos mokslo ir kartu irgi kas daro. Ir priminsiu, kad kontroliuoja tai ne aplinkos ministerija, bet Žemės ūkio ministerijos padalinys už jūrinę žvejybą atsakinga. Dabar neatsimenu, kaip vadinasi. Nesenai straipsnių žiūrėjau, kad atsisakys kontrolės liktai tokios gyvos kontrolės arba ją mažins, kad priplauktų tikrint verslininkų laivus, paleis ten kažkokius dronus labai gudrius, bet taip irgi taip kažkaip kuo toliau, tuo taip rimčiau atrodo, kaip ten iš to drono pamatysi, kiek ten to žuvies paėmė, ten užpildė, neužpildė, bet sakykim, kad tokia sistema yra. Nes jeigu kalbėt apie senesnius laikus, tai mano bičiulis toks Stutis Siaurukas, inspektorius buvęs, už gerą darbą, tarp kitko atleistas, už kiek aš žinau. Tai už pažeidimus tai pasakodavo, kaip seniau būdavo verslininkų žurnalas, grįžta iš jūros ir įrašo, aišku, popierinį tą žurnalą, sakykim, skaičių 30 kg karščio pagauta. Ležas, aišku, ten kokius 300. Ir, žodžiu, taip 1 nuliuko tik neįrašo, pasideda tušinuką, lipa į krantą ir žiūri, jeigu tik kažkokią kontrolę išlenda, tai fok nuliuką ir įdeda. Viskas gražu, viskas, kaip sakant. Jeigu ne, kaip dažniausiai būna, visa ta žuvis keliauja, tai čia seni laikai. Ar šiais laikais kažko nesugalvoja? Manau, kad sugalvoja. Ar ten pat pamatys kažką iš drono? Galbūt, nežinau. Tai va, dėl žvejų yra pikta, tikrai yra kažkokia diskriminacija ir būtų kažkokia tai žvejų organizacija, meškeriotojų už tokius dalykus, manau, kad ten būtų galima labai rimtai ir teisiškai pasibilinėti. Kiek yra tai teisiška, to prasme, ir šiaip kiek yra logiška ir pačiam, sakykime, Palangos miestui važiuoja turistai, kviečia žmonės, o čia kažkas bauduoja už tai kažkokį programėlį, neatsižymė ir tu gaudai jūrai. Nesutinku kažkam ten, nežinau, ežere, kažkokiam tai ten išnuomotam, ten licenzinė žvejyba kažkas, tai arba, nežinau, ten draustinė kokiam, ar ten kokias lašišas gaudinama, čia išėjai plekšnytę pasigauti, arba ten, nežinau, tą grundulą kokį. Tai manau, kad tikrai reikia spausti, žiūrėti, kas čia yra ir kažkas yra negerai šitoje vietoje. Dabar grįžkim prie praeito laidą buvusios temos, tai yra tas gaudyklės stovinčia Šventoji. Tai irgi susisiekė Martynas Manšas iš Lašišos dienoraščių, sako, Daliau, tu ten per daug, sako, be reikalų, tu ten triukšmą keli. Iš tikrųjų, toj pasibaigs ta žvejyba, sausio 1 bus išimti visiems laikam, kaip dings tinklai seliavinės žvejybos. Buvo palikta ta landa tokia prieš daug metų kažkada, kur sėmė mūsų ežerus.
taip ir tos gaudyklės dings. Jos dabar yra padarytos, buvo įdėta, kad jų atsikratyti 1 kilogramo ten normatyvas berods per kiek leidžiama pagauti ir buvo dingę visi šitie gaudytojai nėgių, ir gal ne tik nėgių, bet jiem vienus metus leido sugrąžinti, kad galėtų kompensaciją sumokėti. Tai pagauti tos 400, jie ten tiek turi pagauti, tada deklaruos, gaus kompensaciją išėjimo iš verslą, gaus iš mūsų valstybės krūvą pinigų. Na, nežinau. Tai, o verslinė žvejyba Kuršių mariose lieka ir toliau, na ir lieka aišku ta pramoginė molėtuose, ten tas bobų sukimas, kur manau, kad nieks neturim didelių pretenzijų. Tai jeigu būna ten kažkur muziejininkai, ten kažkokią bobą suka, ten atrakciją turistam padaro, ten kartą metuose nieko ten jie labai ir nepagauna. Tai iš esmės geros žinios, baigsis epopėja tinklų iš mūsų ežerų iškraustymo laikas po daug metų su visom landom, ko gero bus visiems laikam, tikėkimės, bus išspręsta ir tai tikrai didelis įvykis ir didelė diena. Tai va, kas dar iš tokių aktualių, gal irgi nelabai gerų, sugrįžta toks senovinis dalykas, kaip ūdą brakonieriai pradeda naudoti Kauno mariose arba populiariau žinoma taip liaudiškai šniūrais vadinami. Tai yra tokia valo atkarpa su daug kabliukų. Tai pradėjo jau šitokius įrankius statyti brakonieriai labai sėkmingai, žodžiu, kadangi labai daug kas gaudo starkius Kauno mariose nuo kranto, ar wobleris, ar dugnine, tai čia su daug kabliukų tokį užmeta, pririša kažkur, dugne palieka ten per naktį ir ryte išsitraukia kažkada temstant. Žuvis užrėja, starkiukas didelis, mažas, užrėjus įžūsta ir pagaunamas, tai yra nelegalu, tai yra draudžiamas įrankis. Bet tokių daug, bet tu į pastatei nelabai matai, tai visa laimė, kad yra mūsų spiningautojai, kurie pagauna. Užkabina tą ūdą, ištraukia lauk ir, žodžiu, toks, kaip sakyt, galvau, kad čia archainis dalykas, kažkada vaikystėje pačiam teko matyti, kaip ten stato. Nery tokias, kaip sakyt, tokius įrankius, ten usorius bandydavo gaudyti, neatsimenu, aš ten pagaudau, bet toks buvo likęs kaip archainis, jau gal šiais laikais jau pasenę, pasirodo ne. Antras dalykas, kabliautojai vėl pradėjo masiškai siausti. Žuvis sulindo į duobes ir iš visos beje girdžiu Lietuvos. Tai pirmiausia iš Nemuno girdėti Nemune, tarp kitko vyksta toks, ne visai kabliavimas, kaip įpratę, žmonės gaudo, deda guminuką ir priekį didelį trišakį. Ir vadinamas, kaip čia vadina, ant prisilietimo gaudos. Ir tai traukia pagauti žuvį kertą, žodžiu, kaip įrankis nedraudžiamas, guminukas priekį kablį irgi nieks nedraudžia statyti, bet rezultatas tiek gaudo brakonieriai duobėse ir ypatingai šamam čia tas aktu. Ne tik šamam, praktiškai visai žuviai. Nevėžio irgi, nevėžio duobėjai, keičiasi pamainos, tik tai pasitraukia feederio mėgėjai spiningistai, daugybę duoda ir lekia pilkeriai trasą visą naktį ir iš tikrųjų žuvis susibūrė nevėžio duobėjai, kabliavimas masinis. Ir vėlgi prašymas Kauno aplinkosaugininkam, kaip dėl žiemos hostelio, taip dabar šičia yra laikas, kada reikia kontroliuoti. Iš Alytaus irgi panašios žinios, iš tikrųjų, ten jau net diena dienon gaudimas tas pats, apie 15 žmonių per šiekiai, kabliautojai duoda ir dieną ir naktį be sustojimo, ten tos, nežinau, mekšrelius, ten šapaliukus, ten to žuvies, kas ten tokių laikų yra. Ir kas, ką kalbėjo Lytiškiai, kas didžiausia gėda, su vaikais dirba, vaikai mokosi šiais laikais. Tikrai gėda yra inspektoriam, aš sakyčiau, ir pačiam Alytui. Tai jūsų, manau, kad garbės reikalas bent tokius dalykus, nes per visą Lietuvą, kaip, nežinau, kabliautojų sostinę nepavadins ir kitur vyksta, bet tikrai garbės nedaro. Alytuje, kas dar yra, iš tikrųjų dar, kas girdėti, tai pastebėti iš dronų irgi kontrolė, nežinau, kas čia. Jie vykdo aplinkosaugininkai Lakajuose, girdėt, kad irgi priskrenda, pasižiūri, tai žvejai tą mato, vertina, kažkoks yra tikrai dėmesys, kontrolė, bet tikrai džiaugiamės. Kas dar apie aktualijas kalbant, tai iš tikrųjų karpių gerbėjai čia labai nerimsta. Po nuo balsavimo čia mane pasiekė keliais skirtingais kanalais. Tai ką čia, kodėl čia taip? Aš manau, kad asmeniškai, kad gerai, kad nubalsavom, kad nepalikto 40 cm. Kauno mariose, mano supratimu, karpis taip yra tvenkinių žuvis, viskas yra gerai, yra natūraliai ežeruose nemažų. Kažkiek ir Nemune, bet tai nėra kažkokia šventa karvė. Klimatas šiltėja, karpiai išneršinėja, jų daugėja ir jos čia kažkaip ypatingai saugoti. Aš sutinku, yra kažkoks licencinis tvenkinys, žmogus įsileidęs, pats asmeniškai tikrai gerbiu kaip žuvį, didelį karpį ir pats nemažai gaudau, bet kažkaip sakau, tas toks
Jo labiau, kad, tikrai tai žuvis einant į 10 invazinių gyvūnų, kurie gali labai daug bėdos padaryti. Ir manau, kad ichtiologų šitoje vietoje palaikau mūsų mokslininkus, kad, kažko tai tikrai nereikia, gal nereikia jų naikinti, kaip sakau, specialiai, bet ir kažkaip ypatingai globot, saugoti, kad jų būtų daugiau laukiniuose telkiniuose. Mano nuomonė tikrai. Galbūt kažko nežinau, pasiryžęs pakeis nuomonę, gal kažkas tai papasakos, įrodys argumentais, bet iš to, ką žinau, tą, ką matau, aš manau, kad natūralu yra, ypač Kauno mariose, Kuršių mariose daug. Tikrai šita žuvis, daug gali bėdos padaryti, ištuminėja karšius ir kitą vietinę, lynus ir kitą vietinę žuvį. Ir nereikia kažkokio ypatingo, nežinau, paminklo statyti ir ypatingai saugoti. Labiau negu, sakykime, ten karšiai, lyną ar kažkokia kita žuvį. Nors tiesa, lyną lyginti yra vis dėlto minimalus centimetrų kiekis. Ir jo labiau, kad patys karpininkai neuždėjo maksimalios ribos, trofėjinių žuvų nesaugo ir nemato poreikio arba prasmės. Tai tiek, bičiuliai, būtų su aktualiam šį kartą. Padėkoti irgi noriu 3 lydekų lygai. Baigėsi varžybos, labai krūva gražių žuvų pagauta. Kažkaip nepapuolė rasti statistikos, kad pasakyti, kokios žuvis buvo tik tai žmonės, kurie pagavo. Tai jeigu masių statistiką, mielai pasidalinsiu kitą savaitę. Lauksim turbūt pavasario, kada vėl prasidės, ar vasaros. Ir padėkoti jums, bičiuliai, noriu, kurie remiate šį kanalą. Dėkui mūsų Patreonam, dėkui privatiem ramiem. 2 nauji Patreonai atėjo. Tai irgi ačiū jums, bičiuliai, kad remiate. Jūsų dėka šita laida egzistuoja. Jūsų dėka galim dar ir kitas laidas padaryti. Vieną kitą. Tai buvo ir su Linu Janausku, su ichtiologais. Dar kelias laidas metų bėgė, netiek mažai paleidom, tokių tikrai, kur šiaip gal niekas tokių nepadarytų. Tai ačiū, bičiuliai. O dabar keliaukim mūsų vandens telkinius. Tai pirmiausia, Klaipėda. Iš Klaipėdos smagu, kad kimba plekšnės. Kimba plekšnės ir tokios visai neblogos, kas gaudė, žinau, iš Melnragės. Dėkui Dariui iš Neižvynoniai. Taip nuo kokių, jeigu 2-3 nuvažiuoja dar su šviesa, tai kokios 10-11 pasėdė, 20 plekšnių pagauna. Ir tokių keletas būna jau, sakykime, kaip per keptuvę, kaip gražios. Kas dar girdės? Lydekos irgi suaktyvėjo, labai smagiai kimba. Smagiai taip, bet, sakykime, gražios lydekos. Paskui kas čia dar irgi drevernai berods šeriai visai neblogai kybo čia ir Algis Mazgeika gaudė, sako, pagrindiniai tai anksti pasipuola, tikrai gražių šerių pagavo. Ten ir 0,5 kilogramų, gal 600 gramų įdienojus, o paskui tokie jau kimba šeriokai, sakykime. Bet pagaut galima, viskas smagu, veiksmas vyksta, bus dar berods, ar dangi ir ne, dabar varžybos gauti, kaltai fideristai irgi bus varžybos, oras tikrai nelepins, aš manau, bet įdomu bus, kaip jiems seksis. Tai va, keliaukim tada su Klaipėda tiek. Keliaukime į Šilutę. Tai smagu, kad karšis toliau tebekimba. Nėra taip jau gal truputį prašiau negu praeitą, bet iš esmės yra veiksmas ir 3 kirvytė užbelsta visiškai. Ir vietiniai piktinasi, atvažiuoja atvykėliai, užima, gaudo, neturi kur nosies įkišti. Tai pabamba, manau, čia ir mūsų laida taip jau prie to priskiria, prie to priežasties, bet aš manau, kad žemupys didelis, yra vietų, kur atvažiuoti, kur prisiglausti ir pagauti, karšis tebekimba. O su vėgėlėm, taip jau tiesą sakant, ne kažką. Tiesą sakant, šilutiškiai nieko nepagauna. Taip jau laidoja, blogai. Bet prie Pagėgių, pavyzdžiui, irgi girdėjau čia iš bendrų pažįstamų, nesmeniškai, bet irgi žmogus pasakoja, tai važiavo patenkintas, buvo žvejybui 4 vėgėlės pagauto, tokias tarp 1,5–2,5 kilogramų, kažkur Pagėgių pusėje. Vietos, aišku, tiksliai nepasakė. Pirko masalus ir sakyčiau, kad tai geriausias rezultatas šiais metais, ką esu girdėjęs apie vėgėlės. Tai va, kas dar, jeigu grįžtant dar prie Šilutės kalbėti, tai lydekos irgi suaktyvėjo, labai smagiai kimba kanaluose ir gana sekliai išėjusios. Nemunas aukštas, Nemunas atšakos Nemuno. Tai va, pačioj skirvytėj vieną kitą pagauna šiaip. Tai va, ir populiariausia masalai gumos vis dėlto yra, kiek va pasakojo Ričardas išpūtas, pas Ričardą koks 16 cm, tokios gan nemažos. Ir ryškios spalvos, visada. Ten visada visokios salotos, ugniniai tigrai ir taip toliau. Ten, nežinau, ten. Žiemą, vasarą kitos spalvos žemupys nežino, bet ten jau kimba, nežinau. Tai va, o su ešeriu liūdnokai. Ešerio nėra. Šilutės pusėje mažų ešeriukų gali prisigaudyti.
Taip, apie tai pakalbėkim. Jurbarką dabar keliaukim. Irgi gera žinia, kad Mituva juda. Kojos žiobriai stabiliai kimba, nelegalų šapaliukai dažniausiai, bet žodžiu veiksmas yra, žvejų daug, viskas smagu. Su vėgėlėm, taip silpnokai. Tai geriausias rezultatas, kiek pasakoja Edgaras, iš parduotuvės pusės yra 3 yra. Pagavo. O šiaip 1, 2, 0. Vienas kibimas, ten atsikabinų žuvis, tai kažkas, aišku, karšų pagauna, kaip vadina, begaudydami, ypač jeigu dar su šviesa bando. Buvo čia Edgaro pardavėjas pagaudė, tai žinau, kad sėdėjo naktį nesenai. Tai 0 pagaujo draugas 1 berods ir tą patį liktai atsikabino. Apie lydekas informacijos nėra, Edgaras neplaukia ir šiaip daug kas valtis jau padžiovė, nelabai matyti žvejų, bet manau, kad Nemunas aukštokas, gal sudėtinga gaudyti. Tai tiek būtų su vakarų Lietuva, keliaukim į pietų Lietuvą. Varėną Merkinę, iškart pasigavau Saulių, žmogus 3 dienas iš eilės, sako, žvejoju non-stop, ešeriai kimba, smagu. Ir tiesą pasakius apie ešerius, taip įsiskundžiasi, kaip čia kas, tai pasiklausinėjau, žodžiu, žmogus gaudo savo ežeriukose, tokius iki 2 metrų, miško visokie paslaptingi ežeriukai, pavadinimą aišku, neminėsim, bet pagavo irgi vieną berods antradienį, gaudė 17, trečiadienį pagavo labai gerai, sako, kelis pasimašį palydinėjau, bet jeigu visą dėtum, tai sako, kokį 20 litrų kibirą prigaudytum, jeigu viską imtum ir buvo 1 kilograminis ir keli gražesnė. Šiaip standartas toks apie 150-250 gramų, tai sakyčiau visai neblogas. Ir labai įdomu, kaip gaudo, šiandien irgi, tarp kitko, gaudė, berods gidavo 19, sakė, pagavo ešerių. Žodžiu, tradicinis toksai kulverstukas arba džigelis visiškai tyliai neina pagauti, viskas tik tai su šoniniu pavadėliu ir ilgu metriniu. Ir plono valo, ir masaliukai vadinami bormai, kirminai tokie. Labai lėtas vedimas, lydeko sunkiai labai kimba, su gyva žuvelė gaudo, tai va tas pagauna, su spiningu kaip ir sudėtinga. Karpiukas gaudė, tikėjosi, kad bus atšilimas, jau čia pradės kibėt, panašu, kad jau baigė pasirodymą karpiai. Tai iš Varėnos tiek, keliaukime į Alytų. Iš Alytaus girdėjot, kad irgi vieną kitą lydeką Nemune pagauna, bet pagrinde ant gyvos vėlgi tas pats. Kalbėjau su Modestu, tai Modestas sakė irgi, kaip sako, paklausai, sako, aš manau, kad tos gyvos jau senai laikasi, sako, uždaryti. Nes girdinu buvo pagaudyti, 10 lydekų, daugumoje nelegalios, bet 4 užžiūrėjo neina, jau sako, nejau kaip paleisti. Tai tikėtina suvalgytos, arba geriausiu atveju kažkur išmestos, tai irgi nuo to niekam geriau nėra. Tai va, ir Modestas, aišku, negalėjau, sako, tu čia, sako, laidas darai aktualės, tai sako, pasakyk, sako, aš apie live draudimą jums pasakysiu, echolotų, sako, kad mano nuomonė čia, sako, brakonieriam yra naudingiausia. Mes pakalbėjau, kurie gaudo su šitais echolotais, kiek mes, sako, tinklų randam, tai sako, 11 kartų dusiai, sako, iškėlė, metelyjo, belyjo, sako, brakonieriai stato tinklus, mes su jais matom, skambinam, tvarkomės, neturėsim šitos galimybės, statys tinklus. Kurti gali žmonės ir čia sako, nesąmonė vien dėl šitos vietos, nes inspekcija nelabai pasitikim. Buvo atvejai, sako, irgi berods iš Metelio, sako, žmonės stato tinklą, paskambinam alytiškiam, jau žiūrėk, po 2 minučių pakuojas tinklą ir varo į krantą, kompanija, aiškiai, gavo pranešimą. Aišku, Modestui sakiau, tu skambykit visada 112. Pirmiausia, šitoj vietoj, kad nebūtų tokių dalykų, nes seniau tas būdavo Kauno mariose kaip taisyklė. Čia prieš kokį 10-15 metų tokie dalykai vis tiek kažkoks, matyt, bendradarbiavimas, ar seni ryšiai, ar dar kažkas yra išlikę. Tarp brakonierių ir gamtosaugininkų, nežinau, vis tiek. Visi švogerių kraštas, visus pažįsta, matyt, visko yra. Tai va, tai Modestas labai griežtai nusiteikė šito klausimu, sako, jeigu išimsit echolotus, aiškiai grįžt tinklai ir bus dar blogiau. Tokia jau nuomonė, pažadėjau perduot, tai ir perduodu. Keliaukim į didžiuosius miestus. Marijampolės šitą kažkaip neatskambino kolegos, tai jeigu atskambės, sukalbėsim, tai įdėsiu gal į komentarus. Iš Kauno tokios žinios, jeigu kalbėti didžiuosius miestus, kad sterkai tebekimba. Vakar Albertas Šiukšteris irgi gaudė, tai 4 kibimai 2 ištraukė. Sakė, labai tokia vos prisilietimas, nelabai jauti, bet tik pasiminkštas spiningas laiko išsitraukė, bet šiaip daug kas skundžiasi, kad smūgiuoja, atsikabina dar kažkaip tai. Tai va ir tą patį Algirdas sakė, tie vadinami šniūrai, sako, jau matosi.
Taip, ir kas dar ir tas tikrai piktina, ir jis ne vieną jau pakabino, žodžiu, brakonieriai sugrįžta ir mes smulkus brakonieriai, gal toksai, kaip sakyt, šniūras mažiau gal žalos už tinklą padaro, bet kuriuo atveju tikrai starkių populiacijos nepadidins. Ir taip jinai kenčia tikrai nuo mūsų, ten toks jau yra spaudimas Kauno mariom tiek gaudančių, kad manau, kad turim tikrai saugotis ir riboti, jo labiau brakonieriam neleisti vėl sugrįžti savo įsijausti į senus laikus. Kas girdėt, karšiukai kimba prie viršužiglio kimba, pažaislė, tokie iki kilogramo girdėt. Nevėžio duobėje vėl viskas tikrai atsistatė, kimba puikiai žuvis pati vairiausia, tai kas šapalą gaudo pagauna, kas koją, kas plakį, gal vieną kitą karšiuką kažkas pagauna. Na, bet visi skundžiasi, kabliavimas tai baisus yra, tik tai žvejų mažiau ir kabliautojai sueina į vietas. Nemune aukštas vanduo, kur kimba tai kanaliai, jeigu tik vandenį užkelia, tai kojos šapaliokai, gal kokią meknytę, kas ką pagauna ar žiobriuką, žodžiu kanale ten prie Žalgirio arenos. Veiksmas yra, bet reikia aukšto vandens, tiesiog žiūrėti, kada pakelia. Tai iš Kauno turbūt tiek, apie Nerį nelabai ką girdėjau. Aukštas vanduo, tai žinau, kad sunkiai mažai kas gaudo, nebent jau šitą duoda senvagė Turžienų, bet apie ją irgi žinių nėra. Tai sunku pasakyti, kaip yra. Gal tiesiog žmonės jau žino, kad vis tiek pasakys, man Algirdas nepraneša, ten irgi kabliautojų rojus visais laikais buvo. Keliaukime Kaišiadorys dabar. Kaišiadorys irgi kas gaudo, žvejų labai nedaug sąlyginai, kiek sakė Vilius iš parduotuvės Pasvilių. Bet sterkai kimba iš tikrųjų. Kas plaukia, pagauna, ypatingai buvo dienos apsiniaukę, kibimas geras, išlenda saulė, baigėsi toksai. Kas važiuoja į vangus karšių gaudė, tai tą patį Šalitiškių ir dėjo, vangai, karšių duoda. Į Palemoną važiuoja irgi žmonės, ten karšiukai mažesni, bet bent jau ramiau yra vietų visada. Vietiniai irgi Kaišiadoryse, nuo tų, kaip ten neslidinėjimų trasos, žodžiu, vandens slidžių tokie padaryti kaip lėptukai, tai nuo jų su žieminiam ar su plūdiniam ten kojytės, karšioką, kokį pagauna, perka truklius. Iš Vilniaus kažko nepasakysiu, vėlgi tas pats fenomenas, kas gaudo nuo 4 maždaug iki 7 ryte su tamsa, pasai gražių, kojų tikrai gražių pagauna. Nu, šiaip diena sunkesnis kibimas, viskas taip sunkiau ir kažkokio tokio irgi labai didelių rezultatų ir žinių negirdėjau. Daugumą, aišku, laukia naujų metų, jau puls šlakių gaudyt, važiuos šapalų gaudyt su batonu, jau kai galės visą Neries perimetrą tikrinti, jau tam visam rezervate susibūrusių daugam atsibodo, aš manau, kas vien dėl to negauda. Nesmagu kolūkį gaudyt, kad ir nežinau. Kad ir, tiesiog daugam tiesiog nepriimtant. Noris vienatvės, noris gražios gamtos. Tai va, kas dar iš Utenos tada turbūt pabaigsim, jeigu kalbėti iš Aukštaitijos, nes nei Zarasų ir kažkaip Molėtų šį kartą nepavyko pasigauti. Geros žinios, stintelė Tauragnuose pradėjo kibti visai neblogai, kas 50, kas 100 pagauna, dydžiai stintelės, tai, kaip Tauragnuose, jinai gana didelė, sakykime, lyginant su kitais ežerais, bet seliava viena kita kažkaip. Seliava jau buvo pradėjus praeitą savaitę tame ežere, kitur dar taip šiaipsom. Lydekos gilios ir ešeriai laikosi, kažkiek kibioja, tik mažai gaudančių, daug kas jau padžiovė, kaip sakyt, valtis laukia ledo arba pavasario. O kas dar girdėtų, tai Uteniškiai irgi nebūtų Uteniškiai, susigalvoja ežerai kažkur čia neduoda ką, važiuoja gaudyti vėgėlių į Dauguvą. Vietų tiksliai irgi nepavyko, kiek iš dėkui Jonui Trinkūnui, kiek pasakė, kad važiuoja kažkur nuo Daugpilio link Biržų ar pusiaukelė yra kažkokios didelės duobės. Tai vėgėlių labai daug, dydžiai tokie iki kilogramų. Tokios nedidukės, bet net dieną kimba. Viskas tvarko, jeigu, kaip sakyt, gyvenat kažkur šiaurės Lietuvoje, tai tikrai neverta, sakyčiau, važiuoti Nemuno žemupį, ten sėdėti, kad ten vieną vėgėlę pagauti, gal geriau nuvažiuoti pas braliukus, kad ir mažesnių, bet daugiau, ar kažką naujo pamatyti, galų gale arčiau važiuoti. Ir privažiavimas daug kurių atveju galbūt geresnis. Tai va ir ką tada turbūt tam kartui, bičiuliai, būtų tiek. Susitiksim galbūt po savaitės, o galbūt šiais laida ir truputį anksčiau kita. Laukia dar Lino Jonausko laida. Lino Jonausko mintis, kai sufilmavom šį kartą apie kaip sutvarkyti situaciją su gamtosauga ir panaši tematika. Tikrai turi žmogus patirties, yra daug padaręs prieš 12 metų, sakyčiau, stebuklus padaręs ir
turi planą ir turi galimybių, ne ministras šį kartą, bet manau, kad verta įsiklausyti jo mintis ir turi tokių radikalių pasiūlymų, kuriem gal nelabai pritarčiau dėl valties variklių. Tai luktelkit, laukit, pasirodys. Iki.